už SK1 ir SK2 daugiau už SK3, tada SK2. Priešingu atveju SK3. Gerai, dabar padarysime taip. If is set čia gerai, taip ir paliekam atskirai. If is set SK1, kiekvieną kartą tikrinsim, ar kintamasis, su kuriuo atliksime skaičiavimus, egzistuoja. If is set SK1 reiškia, ar SK1 yra sukurtas, ar jis egzistuoja. And jei SK1 kintamasis yra ir taip pat yra kintamasis SK2 sukurtas, egzistuoja. Ir taip pat yra kintamasis SK3 sukurtas. Tada atliekam skaičiavimus. O dabar SK1 SK1 SK2 SK3. Anksčiau mes juos tikrindavome atskirai, o dabar mes tikrinsime kartu. Tada sunaikinkime kintamąjį SK1. Štai, kai kintamojo atmintyje nėra, lieka reikšmė 0. Patikrinkime neegzistuojantį kintamąjį. Tegul bus SK4. Kintamasis, kurio nėra, SK4, atmintyje saugo reikšmę 0. 0 reiškia, kad jo nėra. Dabar tą pačią reikšmę turi kintamasis SK1. Taigi, jis neegzistuoja kaip ir šis kintamasis. SK1 neegzistuoja kaip ir SK4. Su unset jis buvo pašalintas iš kompiuterio atminties. Jums galėtų kilti klausimas. Jeigu viskas yra sakiniai, kodėl po ifo nėra kabliataškio? Juk kiekvienas sakinys baigėsi kabliataškiu. Kodėl čia nėra kabliataškio? Kabliataškis gali būti ir čia.
Ir viskas veiks. Kabliataškis šioje vietoje nebūtinas. Šis sakinys yra apskliaustas. Jeigu jis nebūtų apskliaustas, jis turėtų kabliataškį. Bet dabar jis yra apskliaustas. Bet yra vienas įdomus dalykas. Žiūrėkite. ABC lygu ABC. Kabliataškio nepadėsiu. Matot? Klaidos nėra. O dabar echo ABC. O dabar klaida. Kabliataškį padėsiu. Klaidos nėra. Dabar kabliataškio čia nepadėsiu. Ir klaidos nėra. Tada dar ką nors prijungsiu. ABC. Klaidos nėra. Matote, jeigu nėra kito sakinio po šio sakinio, tai šis sakinys gali būti be kabliataškio. Priešingu atveju, jeigu yra kažkas kitas sakinys, tada turi būti kabliataškis. Dabar patyrinėkime, kaip tikrinamos reikšmės su skirtingais duomenų tipais. Sukurkime 3 kintamuosius. A bus 5, B bus 0,5, o C bus PHP. Pažvelkime į jų tipus. A tipas, B tipas ir C duomenų tipas. Pagal duomenų tipą čia yra skaičius, čia yra eilutė arba kitaip tekstas ir čia yra tekstas. Dabar palyginkime A su B. A daugiau B. False. A nėra daugiau B. Pasižymėkime operatorius. Daugiau. Toliau. A daugiau arba lygu B. True. Daugiau arba lygu. Tada A mažiau B. False.
mažiau. Tada A mažiau arba lygu B. True. Mažiau arba lygu. Tada A lygu B. True. Lygu. Dviguba lygybė palygina reikšmes. Lygina reikšmes. Dabar. Čia buvo true ir tada, kai buvo daugiau arba lygu. Čia buvo true ir tada, kai buvo mažiau arba lygu. Ir dabar, kai yra lygu, ir vėl čia yra true. Nors mes matom, kad 5 ir 0,5 labai skiriasi. Kodėl taip yra? Prieš atsakydami į šį klausimą, patikrinkime jų duomenų tipus. Tokiu būdu get type A lygu get type B. Su funkcija getType yra nustatomas kiekvieno kintamojo tipas, o tada tie tipai palyginami su šiuo operatoriumi. False. Tipai akivaizdžiai skiriasi. Taigi, kodėl tada šios reikšmės yra vienodos? Kodėl čia yra true? Padarykime dar kai ką. Is numeric. Ar reikšmė yra skaitmeninė, iš skaičių susideda? Is numeric. True. Funkcija is numeric nustatė, kad ir A ir B yra skaitmeninės reikšmės. Dėl to buvo true. Reiškia ir 5 ir 0,5 yra skaitmeninės reikšmės, nors 0,5 yra eilutė. Bet kadangi ši eilutė yra iš skaitmenų, tai tampa skaitmeninė. O dabar dviguba lygybė lygina reikšmes. Nors reikšmės yra skirtingos, jos sutapo. Buvo true. Kodėl? Todėl, kad dvigubos lygybės atveju abi skaitmeninės reikšmės, šiuo atveju jos yra vienodos, 5 ir 5, bet prieš 5 yra 0. Tokiu atveju, dvigubos lygybės atveju, tas 5 įsivaizduokit, kad jo čia nėra. Jis pašalinamas. Šios reikšmės yra suvienodinamos. Iš 0,5 padaroma 5 ir jos sutampa. Dėl to dviguba lygybė yra labai netiksli, kai reikia palyginti eilutes. Dar yra triguba lygybė. Triguba lygybė yra tapatumo lygybė. Tapatumas. Turi būti lygios ir reikšmės, ir duomenų tipai.